puikiai, viskas atrodo versle, sekėsi puikiai, išskyrus tai, kad aš neturėjau savęs. Bet žinai, neturėti savęs versle yra pats blogiausias dalykas. Ką reiškia neturėti savęs versle? Tai reiškia, kad tu neturi asmeniškai savo skirto laiko. Ai, nedirbi, tiesiog esi dirbęs. Jo, tu tiesiog, aš ėjau pas psichologą, tikrai didžiulės turėjau traumas, tokias psichologinės, ir aš sako, ką tu darai, Renata? Aš sakau, antradieniais aš nedarau nieko. Ir kaip mes išsiaiškinom su psichologu, ką aš nedarau nieko antradieniais, tai pasirodo, aš vis tiek visą dieną dirbu, tiesiog nesu salone. Man atrodė, kad aš čia nedirbu. Tai jeigu kalbėti apie tą kokybišką laiką, supranti, kur konkrečiai savo skirti laiko, tai per 12 verslo metų aš savo absoliučiai neskiriau jokio laiko. Tik su mentorium aš supratau tą skylę didžiulę ir supratau, kad aš taip gyventi nenoriu ir kad aš noriu pakeisti viską praktiškai 360 laipsnių kampų ir aš tai padariau, bet būtent su juo, nes man buvo nebaisu. Tai kaip girdžiu, kad norėtum rekomendacijų tokių pavargusių meistrų, salonų vadovų, ne, kurie norėtų iš to rato kažkaip jau išeiti. Taip, iš va to chaoso, kur atrodytų vienintelis dalykas salono vadovės galvoje yra, kad jeigu pas mane nėra pakankamai meistrų, jeigu pas nėra pakankamai klientų pas tuos meistrus, užimtumo, pas ją vienintelė opcija galvoja, ką jinai mato, kad jinai turi pati pakankamai daugiau dirbti su klientais. Ir aš turiu tokių salonų vadovę, aš atvažiuoju pas jas ir jos, pavyzdžiui, turi per dieną 10-14 klientų. Tu gali įsivaizduoti, koks sunkus gyvenimas, kada tu tokį didžiulį kiekį atiduodi jėgų dirbti tik su klientais. Nepamasto, aš atvažiuoju į saloną, jinai sako, bet ką man daugiau daryti, supranti, aš daugiau nežinau, kaip uždirbti, kad išlaikyti tą saloną. Ir mes su ją vaikštom po saloną ir aš sakau, tu nematai gulinčių pinigų, žiūrėk, sakau, pas tave čia guli pinigai, nes čia produktai. Taip, čia galėtų būti tas, supranti, čia gali būti papildomos paslaugos, čia papildomos prekės, čia pas tave apskritai yra tuščia vieta, gali įvesti papildomą visiškai paslaugą naują. Ir kada jinai pamato, pinigai, čia visur guli pinigai, 6 vietos, kurios yra pinigai, jinai tada pradeda galvoti, tai galbūt pradeda bent jau susimastyti, kad aš galėčiau dirbti šiek tiek mažiau savo rankom, savo kojom, bet galėčiau uždirbti daugiau savo galvą. Tai padedi tikslingus priiminėti sprendimus, o kame būna baimės, kad juos vis tiek reikia padaryti, ryžtis, o jeigu tai nepasiseks, tai garantijų niekas negali suteikti. Aš negaliu garantuoti, nes kiekvienas žmogus priims savo sprendimus. Kaip vyksta visas susitikimas su tokia vadovė? Aš sakau, tau šiandien nereikia priimti absoliučiai jokių sprendimų. Mes susitiksim, mes pasižiūrėsim, aš turiu suvokti, ar aš galėsiu padėti, ne? Reikia suvokti, kad ar aš tiksiu kaip mentorius, ne? Ar mes galėsim kartu dirbti ir bendradarbiauti, ar sutaps mūsų požiūriai galų gale. Nes aš nieko nesakau, ko neįmanoma bus padaryti. Aš sakau, kaip tik kitą kartą tiesiai šviesiai galbūt labai sunkius dalykus, kuriuos tu turėsi padaryti. Lengva nebus. Tikrai nebus lengva. Ir jeigu per tą susitikimą salonų vadovė mato, kad jinai mato, kad aš tos etapus esu praėjus, aš jai padėsiu tai padaryti ir jeigu jinai nori, tada mes keliaujam toliau. Yra dalis, kam ne. O kokie sunkiausi būna žingsniai, kuriuos turi padaryti ir dažniausiai rekomenduoji ir matai, kad ten gali būti kliuvinys? Tu žinai, aš per tiek daug metų, jau vis tiek 35 metai beveik esu šitam grožio sveikatingumo versle ir per daugybę susitikimų su vadovėm supratau vieną tokį labai esminį dalyką, ne? Dažniausiai salonų vadovės, turėdamos labai didelį kiekį informacijos, jos tikrai viską žino. Žinai, apskritai sako visi atsakymai viduje. Apskritai, žinai, jos viską žino. Šiai dienai man kažkuo nustebinti mano salonų vadovės yra praktiškai neįmanoma. Bet jos žino, bet jos nedaro. O nedaro dėl to, kad iš tikrųjų tiksliai nežino, kaip tas darimas pakeis jų situaciją.
Ir tada natūralu, tada atsiranda didžiulės baimės. Bet nežinodamas, tu prisigalvoji daugybę dalykų, prisipaišai savo fantazijose, kaip bus viskas blogai, bet kai tu pamatai, kad palauk, tai aš padariau, kitos ten 200-300 vadovų susidūrė su ta situacija, ten, tarkim, nežinau, iš nuomos pakeisti procentą, ne, kad būtų paprasčiau žiūrinti, ne, arba, pavyzdžiui, prisitraukti tikslinių klientų į savo saloną, supranti, ir nemėtyti pinigų ten ant kažkokių tai mokamų reklamų, o turėti tas aiškias strategijas. Ir jinai galvoja, tai palauk, jai pavyko, šitai pavyko, atėjo mastermindo grupė, galvoja, ir jai pavyko, ir jinai viskas tada, jinai atsipalaiduoja ir jinai galvoja, tai palauk, tai reiškia ir man gali pavykti. Tai priima sprendimą, ką pirmiau daryti. Taip. Ir vat ne dėl to, kad tu tiesiog žinai, ne, o tu žinai galų galę su mentoriaus pagalba būtent tau asmeniškai reikalingus sprendimus. Čia ir dabar. Taip, ir tu dabar. Ir supranti, vat, mes labai geras pavyzdys su vyru pasiklydom Italijoje, žodžiu, kažkur net ten nuvažiavom ir aš supratau, kad mes vienu žodžiu ne į tą oro uostą važiuojam ir va toksai buvo bendras chaosas ir mano vyras man sako, žiūrėk, sako, taigi mums nereikia dabar iš karto sugalvoti visos tos kelionės, kur ten yra, nežinau, 10 punktų, ne. Žiūrėk, sako, sugalvojam dabar 2-3, ne, tuos pirmus, o po to žiūrėsim, nes ten neaišku, kas važiuoja traukiniai, autobusą ir taip toliau. Ir lygiai tas pats mentorystė, kada tu dirbi. Tu turi kelią iš taško A į tašką B, tu žinai, kad tau bus ten 10 etapų, bet tu pasidarai tik tai pirmą ir antrą. Išskaidyti ir susiprioritizuoji. Išsiskaidai, pirmą ir antrą padaryti nesudėtinga. Ne? Iš to pirmo ir antro tu gauni išskaidimą, tu gauni visus žingsniukus, ką daryti ir ko nedaryti, tas yra labai svarbu. Ir tu tada supranti, kad lauk, tai net jeigu aš suklysiu, tai yra ne taip baisu, ne? Net jeigu aš padarysiu kažką, tai kas yra netinkama, arba, pavyzdžiui, galbūt man netiks verslui, vis tiek aš iš karto galėsiu pakeisti tą situaciją. Žodžiu, viskas pasidaro visiškai nebaisu daryti ir tu tada netgi gali daryti tai su didžiuliu malonumu, o ne su stabdžiu. Ne, vis tiek, kai spaudi stabdį, yra visai kas kita. Tai čia gali sakyti, kad Lietuvoje didžiausia salonų savininkų ir vadovų bėda tai yra tos baimės ir nežinojimas, ką daryti? Taip, ir apskritai istoriškai žiūrint, pas mus Lietuvoje salonai visi susiformavę yra nuomos pagrindu, būtent dėl tos priežasties, kad mes apskritai mūsų mokyklose, mūsų toj, kaip galima sakyti, dirvoje, iš kurios bręsta visi specialistai, visi vadovai, mes neturim verslumo paskaitų. Mes neturim suvokimo, kaip reikia vystyti verslumą. Mes mokomės tik savo professional. Ne? Mes, tikrai pas mus sutik profesionalumas yra aukščiausio lygio. Visi idealiai moka atlikti paslaugas, mes esam super high profesionalai. Bet kai eina kalba apie tai, kad pavyzdžiui, ne, tau reikia ten didesnio klientų srauto, bet pavyzdžiui, tu keiti savo darbo vietą ir tu iš vieno salono, pavyzdžiui, važiuoji į kitą, tu akivaizdžiai prarandi tam tikrą kiekį klientų ir tu nežinai, kaip susirinkti jį greičiau. Arba ten, pavyzdžiui, didžioji dalis šitoj srity yra moteris. Laukiasi vaikų, laukiasi antro vaiko. Aš tiek esu mačius pas save salone tų situacijų, kada tu išeina su ten šimtais bazę, ne, į dekretą kirpėjų ir jinai grįžta ir jinai neturi darbo. Ir jinai viskas, supranti, ir jinai turi jau vėl pradėti viską daryti iš naujo. Ir jeigu tu žinai, kaip tą padaryti, tu labai greitai atsistosi ant kojo, ne? Keiti lokaciją, žiūrėk, išeini dekretą, keiti miestą pakeiti. Tu kiekvieną kartą stringi. Arba, pavyzdžiui, tau reikia paslaugos kainą pakelti. Tu įsivaizduoji, tai yra didžiulė baimė. Ir ne tik grožio salonas, čia apskritai psichologinis iššūkis. Greičiausiai, ypatingai dabar, kada yra tikrai labai brangstančios žaliavų kainos, tikrai taip. Vienareikšmiškai, bet tu neįsivaizduoji, koks yra didelis kiekis specialistų, kurie yra normaliai, gerbė save, pakelia kainą. Neseniai visai tas pats mūsų Andrius Jarašiūnas pakomentavo, sako, man reikia tiesiog, aš mokėsiu 2 brangiau, sako, savo kirpėjai, tik tai dėl to, kad aš, sako, noriu ją matyti pailsėjusią, besišypsančią ir mane priimančią laimingą, o ne pavargusią ir tenais nusikalusią nuo visų tų klientų. Tai čia viskas yra psichologija. Vėlgi tos pačios baimės. Jeigu aš galvoju, kad aš pakelsiu kainą ir pas mane ten dings klientai, tai taip ir bus. Tai čia Lietuvos numeris 1 bėda - baimė prarasti klientą pakėlus kainą. Galbūt net ne tiek prarasti, kiek labai bijo. Negaut.
Bet labai bijo, žinai, dar toks labai įdomus faktas. Man dažnai sako, Renata, sako, aš taip bijau susigadinti santykius dabartinius su klientu. Toks jausmas, kad jeigu tu įvertinsi gerai savo paslaugą, jeigu tu iš tikrųjų žinosi, kad viską, ką tu padarėjai, nuėjai visą ilgą istoriją, ne? Bet tu esi verta tos kainos, toks jausmas, kad supranti, klientas pas tave eina tik dėl kainos. Statistika sako, kad tik 10% klientų apsisprendimo sudaro kainą, bet mūsų specialistams atrodo, kad 110% pas juos eina tik dėl paslaugos kainos. Tikrai taip nėra ir vėlgi čia yra tos pačios baimės, įsitikinimai ir tai, kad mes mokyklose kažkada negavom to tokio stipraus verslumo, tokio suvokimo, kaip vyksta viskas iš tikrųjų kliento galvoj, psichologijoje, sistemoje, va šitam versle. Pardavimo kelionė. Taip, tikrai yra sunku, nes kai tu to neįgauni, ne, to tam savo starte, tai po to įgyti yra sudėtinga. Labai. Koks yra tobulas tavo klientas? Va dabar reikėtų rekomenduoti tau salono vadovą. Kokio salono? Koks tai žmogus? Kad gali apibūdinti? Šiandien aš dirbu, galiu pasakyti, tikrai su 5 pačiom tobuliausiam mano salonų vadovėm, kurios ir pačios aptarnauja klientus. Tai yra numeris 1, ką daro ir kaip ją atskirti. Ji pati aptarnauja klientus, reiškia, ji priima, ne? Tada jinai turi saloną. Jos salone dažniausiai yra ne viskas yra išpildyta sistemiškai, tai reiškia, jinai tiksliai ir aiškiai nežino, kaip veikia sistema salono versle. Ką tai reiškia, nežinau? Jeigu turi saloną, ką ten nežinot? Elementariai, pavyzdžiui, jai reikia meistrų. Vienintelė opcija, kurią jinai žino, tai yra įdėti skelbimą į Facebook'o grupę. Viskas, ne? Ir tai dar tas skelbimas yra toksai, kurį nesinori nei reaguoti, nei ateiti, nei sugrįžti, ne? Tai tiesiog yra labai simple, toks paprastas visiškai būdas. Mano tobula šiai dienai klientė, su kuria aš dirbu, tai pirmiausiai netgi yra tas žmogus, kuris net nepasitikė savim pilnai, ką daro. Vat jinai išdrįso, jinai atidarė saloną, jinai padarė, jinai sukūrė komandą, bet vis tiek giliai viduj jinai neskaito savęs vadovė. Jeigu aš, pavyzdžiui, mastermindo jau 12 grupėje girdžiu tą patį, aš suvokiu, ant kiek tai yra gilu, sako, ne, aš ne vadovė, aš esu tiesiog paprastas kolegė. Šalia dirbantis specialistas, kolegė, kaip tu sakai, ne? Ir net nesusimasto, kad tavo tai komandai, tam kolektyvui reikia vedlio, reikia to charizmatiško lyderio, žinai, kaip aš sakau, laužas, ne, kūrenasi šiltas laužas ir tau norisi prie jo prieiti, pasišildyti rankas, ne, visi prie tavęs nori prieiti, nes žino, kad tu vis tiek esi tas, kuris padėsi, ne? Kaip tas magnetas, kuris pritraukia. Šiai dienai pasakysiu taip, neįmanoma turėti sėkmingo salono, jeigu vadovė neskaito savęs vadovė, jeigu jinai yra nusidirbus, nusikalus, pametusi save, tu nesi tas magnetas, greičiausiai tu nepritrauksi nei klientų tiems specialistams į saloną, nei darbuotojų, nes tu esi pati pervargusi ir tu neturi resursų. Vos tik mes va šitą vieną etapą sutvarkom, ane? Per vieną kartą, Darius, per vieną kartą, per vieną susitikimą, jinai pamato, ką jinai darė, aš jai sudėlioju jos 360 laipsnių kampų, kur jinai yra realiai ir viskas, ir jinai sako, žinai, sako, 4 mėnesius negalėjau rasti nei vieno darbuotojo, o dabar per 2 valandas suradau. Aš nepakeičiau jos žinių lygio. Aš nepakeičiau. Aš pakeičiau jos pasitikėjimą. Žinai, žuvingų vietų ir jas daliniesi. Tai va, aš pakeičiau tiesiog pasitikėjimą savimi ir tai yra svarbiausia. Tai čia esminis pokytis, kurį patiria tavo klientės, tai yra, kad pradeda pasitikėti ir pradeda imtis tikslingų veiksmų. Jos pamato 360 laipsnių kampų, kur jos yra. Ir aš tą patį kažkada tai turėjau situaciją, kai galvojau, kad įsivaizduok, turėdama jau 3 saloną, 5 parduotuvės, elektroninę prekybą, buvo momentas, kad aš su mentoriu atėjau ir aš sakau, aš esu visiška lūzerė. Aš nieko nemoku, nesugebu, man viskas nesiseka ir pas mane yra minimum 12 situacijų, kur aš galėčiau dabar pasakyti, kas yra. Aš išeinu iš to susitikimo su tokia žinutė. Žiūrėk, sako mentorius, tai aš kaip suprantu teisingai, pas tave yra tik 2 problemos, vienos išspręsti neįmanoma, tiesiog.
O vieną mes galim spręsti. Ir žiūrėk, tu turi jau nebe 12, nebe chaoso, turi vieną vienintelę problemą ir tu žinai, kaip ją išspręsti, tai ir išsprendti. Šešios strategijos. Kas tai? Va dabar kaip tik balandžio 17 darysim su mūsų Raimonda coacherė mokymus ir 6 strategijos tai nėra mano sugalvota mintis, tai 1932 metais dar marketingo dievas Kotleris yra tas strategijas 5 sukūręs, tai 6 dėl to, kad jos adaptuotos būtent sveikatingumo ir grožio verslui, bet tai yra pagrindas. Nu, bet įsivaizduok, bet tai yra namas, kuris neįmanoma, kad stovėtų be pamato. Tai reiškia, pirma strategija, tai aš žinau, kas aš esu, ką darau, kokios mano paslaugos yra unikalios, tada kas mano tikslinis klientas žinau, nes tu nieko negali padaryti, jeigu tu blaškais ir nesupranti, viskas visiems yra apie viską tavo klientai, ne? Jeigu tu nežinai tada, kur tos tikslinius klientus pritraukti, kur yra tavo vieta, kurioje tu esi, kas yra klientų lojalumas, tai yra tavo namo pamatas. Ką aš šiandien matau tarp specialistų, tai jie pastato šiaip ne taip kažkokį pamatą, tada deda langus, duris, stogą, viskas skilinėja, klientų neturi. Ir tada vienintelė opcija, kurie galvoja, tai palauk, tai man gal tada reikia padaryti kažkokią mokamą reklamą, tada atsiranda visokių tenais keistų užklausimų. Keistų užklausimų, tada visokios yra super turbinės ten marketingo kompanijos, kurios tau siūlo per ten vieną dieną sugeneruoti visą klientų srautą, kokį tu nori ir visi ten pasirašo ant kažko. Ir aš po to klausiu to meistro, sakau, tai palauk, sakau, tu pasidarai tą super srautą kažkokį, tai ten reaktyvinę, ne? Sakau, ir kas? Sako, tai po pusės metų vėl klientų nėra. Tai reiškia, suėjo tavo netiksliniai klientai, tu nežinojai, ką su jais daryti, tu nežinojai, kaip išsaugoti jų tą lojalumą ir tu nieko neturi. Tuo tarpu, kai žinai, to 6 strategijos yra labai paprasta. Tu paprasčiausiai žinodamas, kaip pastatyti tą namą, žinodamas viską, kaip sudėlioti, tau nereikia niekada gyvenime galvoti, kaip pritraukti klientų. Pas tai tiesiog klientai rašosi automatiškai. Eina rekomendacijos, nes tu esi tas magnetas. Pritrauki. Tai čia ne nuolaidėlės ir ne konkursiukai. Ir ne nuolaidėlės, ir ne konkursiukai, ir ne mažytės kažkokios nebijau, nežinau kaip 3 eurais pakelti kainą. Ir čia ne kažkokie reaktyviniai srautai, kurios tau reikia pritraukti. Čia yra niekas, supranti, čia yra pamatas, kurį tu turi. Ir tas pamatas tau už tave dirba. Tau nieko absoliučiai nereikia daryti. Ir pasakai, koks tas pamatas turi būti. Ir tai pasakai arba asmeninių konsultacijų metu. Arba mokymų, taip. Ir tas pamatas, tu be jo negali niekur važiuoti, supranti. Ir didžiąją dalį jau meistrai būna pasidarę, bet jie nesupranta iki galo, kad kažkas tai veikia labai stipriai, ne? Elementariai dabar paimkime atsiliepimus, ne? Žmogus į kažkokį grožio ar sveikatingumo ar sporto klubą neina dažniausiai dėl to, kad Google'ai paieškojo, ne, atsiliepimų. Galbūt ir surado tą sporto klubą, bet jisai atkreips dėmesį. Taip, bet dažniausiai, žiūrėk, kaip ir šiandien su tavim kalbėjome, ne? Iš kur ateina klientai? Jie ateina iš rekomendacijų. Tai jeigu aš žinau, ką padaryti ir ko nedaryti, kad tos rekomendacijos ateitų, tai jos ir ateina. Supranti, ir jos ateina didžiuliais srautais. Jeigu... Vienai to mokinamės. Kaip generuoti rekomendacijas. Tikrai. Ir tas tikslinės. Ne šiaip sau, nes dažniausiai mano srity ir vadovai, ir specialistai tiesiog visko daro daug ir nėra tikslinio tokio, ne, čia kaip sriuba, tu verdi sriubą, įsivaizduok, ne, ir ten visko yra labai daug, bet tau reikia išsiimti tik tai tirščius, ne, tu išsiimi tirščius, turi tas 6 strategijas, tu žinai, ką daryti, ko nedaryti, tu viską supranti apie klientų psichologiją ir tu turi labai daug klientų. Čia dar ir kolegom iškomunikuoti, nes jie aptarnaus tos klientus atitinkamai. Taip, apskritai visą laiką kviečiu ir galima ateiti ir į gyvus susitikimus, galima ateiti į mastermindo grupės, galima tiesiog įrašą nusipirkti ir tą įrašą žiūrėti pas save namuose, komfortiškai, daryti namų darbus, nes mano visi mokymai yra su namų darbais, su praktika. Tai nėra mokymai, kur tu atėjai, paklausėjai, per vieną ausėjo, per kitą išėjo. Ne, tokie neveikia, nes statistiškai po 2 savaičių mes jau nieko nedarysim, bet jeigu tu praktiškai atidirbai, tu viską sužinojai apie save ir kodėl tu tai nori daryti, tai tu ir darysi. Mano meistrai salone, aš daug meistrų, ten 100 meistrų turėjau, kol aš nesupratau per daugybę metų, kad jie norės pasiekti mano tikslus tik tada, kada aš padėsiu jiems jų tikslus pasiekti, ne?
Help me to help you. Taip, givers gain, supranti. Ir tada tik tai, kai tai vyksta, pas mus atsiranda ta partnerystė, aš duodu ir gaunu. Ir kada tu žinai tiksliai ir aiškiai, ką daryti, ko nedaryti, ir tu supranti tą visą pamatą, pas tave veik, neįmanoma, kad nepasisektų. Tai, žodžiu, iš tų vadovų darai kaip tam filme su Tomu Cruzu. Su manim. Jo, tas su manim, be manęs. Bet šitas labai labai geras. Ir man tas, supranti, kad su manim tau lengviau. Su manim tau paprasčiau, su manim tau nėra ko bijoti. Taip, nes aš pati dabar pagalvoju, jeigu aš dabar norėčiau atidaryti naują verslą, nežinau, restoraną sugalvočiau atidaryti. Buvau sugalvojęs, kad labai noriu jogos instruktorė tapti. Aš galvoju, ką aš daryčiau? Aš eičiau numeris 1 ten, kur jau tie žingsniai visi padaryti. Pas mentorių. Taip, eičiau ten pas tą mentorių, nes jisai atsižvelgdamas į mane, man labai tiksliai ir aiškiai pasakytų, va čia man žinok esmė yra, nes ne ką daryti, o ko nedaryti. Tu tiesiog nuimi nuo savęs, nežinau, 80%, Pareto dėsnis, ne? Mums 20% mūsų pastangų turi atnešti 80% rezultato. Mano vadovės, ką daro, jos deda 80% pastangų ir gauna va tokį rezultatą. Gaila laiko labai. Laikas yra vienintelis brangiausias resursas. Įtikino, kontaktai Renatos yra po šio video. Jeigu ką galite asmeniškai man parašyti, tai ačiū tau. Ačiū tau. Linkiu klestėti. Ir jeigu jūs irgi jau pavargote nuo viso chaoso ir pavargote daryti 80% ir tikėtis tik 20% gauti rezultato, ateikite į mentorystę ir mes kartu pasižiūrėsime, ką padaryti ir ko nedaryti, kad pasiekti jums asmeniškai svarbius rezultatus. Ačiū tau. Gerai. Liuks. Gerai.